Žiūrėsime rungtynių eigoje. Kas mūsų laukia šį sezoną, tai yra antrasis šių dviejų komandų šeimininkai. Dabar jų atsakymas. Šadauskas yra proga. Pirmosios taip pat šiandien vakare. Taline. Dar bandė iškelėti lazdą, sutrukdyti varžovams. Dabar jau varžovų. Ševičius, vėl Dunkulis, dešinėje Aivaras Bendžius ir Kipras. Perdamas į dešinę, ten metė Goldas, įsibėgėjo jo metimas. Ketverios dvikovos, rytoj dar dvejos ir pirmadienį bei antradienį. Daugiau nei 2 minutės prabėgo. Dabar klysta Energija ir varžovų komandos ataka. Taminekas turėjo. Dabar Energijos ataka, Dovydas Laimutis Elektrėnų komandoje. Dabar varžovų 1-1 situacija. Kristeris Sobukas, jo metimas, tai yra šio sezono tendencijos. Vienas ar kitas žaidėjas Nedas Brokas jau laukia perdomo, bet dabar reikia grįžti atgal. 2-2 praktiškai situacija Energijai ir varžovų. Ataka tiesa sugrįžo į gynybą Energijos komanda. Energija ir dabar pradeda tiksėti tos 2 minutės. Iškart turi progą Energija. Iškart turi progą į... Komandos draugų dabar. Ir čia yra gera galimybė vėl laikui. Energijos komandos ataka, metimas į vartus ir kiek Energija ir nuvažiavo tose rungtynėse, galiausiai laimėdami 5-3 su Capital Side. Dabar Kristeris Sobukas gauna progą, pavojinga situacija. Veiksmas ten šalia Lauryno Lubio ir dabar jau stabdomas žaidimas. Augo galimybę komandai atakuoti, bet dabar jau varžovų iškart greitas atsakymas. Perdamai. Buvo sudėtinga pataikyti tiksliai į vartus. Kažkur rytų. Varžovų komandos galimybę pasinaudoti. Kikys Laugalis. Čia metimas į vartus. Štai čia klaida. Ir varžovai turi progą ir 1-1, kaip brangiai. Perimtas ritulys, yra proga dabar, pasižiūrėkime, kuo visą tai baigsis. Gražus epizodas. Progą turėjo. Sobukas. Vienas pats. Dabar klaida ir likus 21. Varžovai pelno įvartį ir labai apmaudi rungtynių pabaiga. Dar kartelį ta situacija štai čia. Karlis Taminekas nuginkluoja.